TC turi TC Solid vandens nuleidimo plokštelę, kuri yra sensorinė, kuri gali būti pajungta prie elektros per transformatorių ir gali būti pajungta atskirai tose vietose, kur nėra atvesta elektra. Veikia nuo elementų, kurie gali būti montuojami kartu prie šitos nuleidimo plokštelės. Žinoma, kaip ir visos mūsų dizaino mygtukai, tos plokštelės taip pat turi ir įvairius spalvas, tai yra ir juodas matinis, ir baltas matinis, ir nerūdijančio plieno, ir blizgantis paviršius, bet taip pat šitie mygtukai turi ir dar vieną funkciją, kad prie jos galima prisijungti Bluetooth'o galimybę iš išmanaus įrenginio ir nustatyti papildomą nuplovimą. Kam jisai reikalingas? Tam, kad būtų galima turėti higieną visame vonios kambaryje, tai yra, kad neužsistovėtų vanduo, kad negalėtų užsistovėjęs vanduo sudaryti sąlygo Legionella bakterijoms ir kad mūsų vonios patalpos esantis puodas būtų visada švarus ir nuvalytas papildomo vandens kiekiu, arba netgi galima nustatyti, kad būtų išankstinis nuplovimas su vilgantis puodą ir kad lengviau nusivalytų į jį papuolę nešvarumai. Būtent kas naudojama, tai yra tam pritaikytas potinkinis rėmas, kuriam reikia atvesti šiltą ar šaltą vandenį, kad laikas nuo laiko tas vanduo būtų praplautas, būtent dėl tos pačios priežasties, kad tas vanduo neužsistovėtų ir tame stovinčiame vandenyje neatsirastų vėlgi minėtos mano ligos, bakterijos, kurios gali net ir nužudyti žmogų. Būtent šis higieninio vandens nuplovimo elementas yra mūsų bakelyje. Tai yra labai svarbu, nes nereikia jam atskirai vietos, nereikia jam kažkokio uždengimo, aptarnavimo. Taip kaip ir mūsų elementai esantis bakelyje yra aptarnaujami per nuleidimo mygtuko plokštelę. Taip pat jį ten esant galimybei reikalavimams galima pakeisti naujų ir sutaisyti, jeigu ten yra kažkokios tai bėdos. Todėl nereikia mums atskiro mazgo, nereikia atskiros vietos, atskiro prieimo tam, kad turėtume higieninį nuplovimą. Visa tai yra bakelyje. Dar vienas elementas tai yra TC mygtukas, kuris yra kaip atskiras nuo bakelio nutolęs elementas, kurio mes galima nuleisti vandenį, pajungdami pneumatinę žarnelę. Tai tokiu atveju mes turim ne tik tai nuplovimą prie bakelio, bet ir bet kurioj vonios kambario esančioje vietoje 1,80 m atstumu nuo bakelio.